Paragavus esu labai daug visko. Kai tu girdi, kai nuo vieno stalo tave apšnekinėja kitam gale, čia pasaulio čempionate laimėjau ir to pavydė. Čia yra elementarus dalykas ir nereaguoju visiškai. Aš toks žmogus gal, kad aš neapsikraunu. Ai, vėl šitą pasisakė. Ir tu matai nagų būklę, kritinė, grožio sritis yra neprižiūrima. Nereglamentuota. Taip, papurškiu ten dezinfekcinių ir viskas, tai čia nėra dezinfekcija iš vis apie nieką. Nepataikius tam tikrą produktą, uždėjus rūgštinį, mes ir turim cheminius nudegimus, presonifolizės. Man čia šventė, man neįdomu. Esu bandžius skaičiuoti, bet ties 10 000 nustojau. Mano modelis sako, Dovilė, kvėpuok. Manikiūrą man padarysit. O man ten padarė greičiau. O jūs negalit greičiau, nes yra tikrai klientų, kurie tave pakrauna ir yra klientų, kurie tave visą išsunkia. Atsiprašau, bet jūsų nepriimsiu, nes nenoriu jūsų priimti. Dėl ko sunku iš vis turėti savo verslą, savo studiją ir savo kolektyvą, nes tu niekada nebūsi vis tiek gera. Aš vis laik sakau, laimė mėgsta tylą ir ne veltui. Viskas, man ašaros pasipylė ir dabar matau. Sveiki, mes ir vėl sveikinamės su jumis mūsų I Know projekte Tapti, ne tik būti. Ir šiandien pas mane svečiuojasi Dovilė. Prisistatyk, prašau, trumpai apie save. Tai aš esu Dovilė Zukevičiūtė, manikiūro meistrė jau 11 metų, esu sertifikuota instruktorė 4 metai. Dalyvauju įvairiose čempionatuose, pradėjau pati kaip dalyvis, sulaimėjus ne vieną prizinę vietą. Tuomet užaugo kaip stuartas prižiūrėtojas, kai dalyviai dalyvauja ir pati prižiūri visą tą, kaip sakau, čempionato virtinę ir dabar jau praktikuojantį teisėją čempionatuose. Turiu Kaune savo nagų estetikos ir mokymų studiją Save with Colors. Labai didelis ir hepatitų užsikrečiam. Kiek jau daug esi visko nuveikus, aš tavim ir žaviuosi iš šono. Ir galvoju, iš kur tiek tos energijos, tiek tos drąsos, nes tu jau tam tikruose čempionatuose tai atstovauji kaip ir Lietuvą, kaip suprantu, ar ne? Tai iš kur tas didelis noras būtent manikiūro, nagų estetikai, kaip užaugo visa tavo ta idėja, mintis ir dabar jau net ir visa studija? Viskas palaipsniui ir po truputuką iš tikrųjų augo, nes studijavau interjero dizainą, kaip juokiamės, iš tikrųjų sakau, visiškai ne nagai ir ne apie tai, tiesiog, kaip visi gyvenam bendrabutį, reikia prisidurti. Ir ką čia paveikus nagai. Visą laiką traukė, žavėjo. Ir kažkada net jokiaus, tarp kitko, važiavau gimnaziją lankyti savo auklėtojos ir jinai duoda savo raštelį 5 klasės, kada rašytas, skudėvė, kad senai rašytas ir pirmi sakiniai ten kaip kuo svajoju būti ten po 10 metų. Ir buvo toksai, tikrai nuoširdus juokas paėmęs, kaip pirmi sakiniai, kad aš gyvenu Kaune, Savanorių prospekte, aš ir gyvenau Savanorių prospekte, dirbu dailės mokytoja, sakau, ne dailės mokytoja, bet į menų pusę. Tai sakau, labai atitiko tas ir 5 klasėje jau buvo visos rankos ir nagai apipaišyti ten visokiom, ten raštais visokiais ir toks, kaip sakau, kartais net, nežinau, neužsifiksuojam tam tikrų dalykų, kad realiai pasąmonėje vis tiek mes ateityje įgyvendinam labai daug dalykų. Ir kai pradėjau studijuoti, pradėjau su tais nagais pabiški irgi ir toks, aš iš savęs gal esu žmogus, kad niekada nedarau bet kaip, nieko. Tai vis tiek tas, kad ir, čia kaip ir, kaip sakau, barakė gyveni, čia vienai, kitai, man nebuvo tas, kad, nemoku aš tų nagų daryti. Vieni mokymai, antri mokymai, treti mokymai ir jau žiūri, kad su tais nagais jau labiau traukia negu tas interjeras. Nors studijas baigiau su pagirimu, ten viskas buvo gerai. Ir buvo kryžkelė, kai jau baigus studijas, norėjau studijuoti toliau. Ir sakau, dabar bus taip, arba aš įstoju nemokamai ir einu toliau interjerą, arba aš neįstoju ir einu viskas jau manikiūro kryptis. Ir aš išlaikiau tos egzaminus, viską ir man pritrūko 0,02 balų nemokamą. Ir sakau, viskas, aš renkuosi manikiūrą. Irgi prasidėjo mokymai kiti, įsidarbinau Laisvės alėjų pirmoji studijoje, 1% dirbti. Ir tada irgi gavau gal po pusmečio, kad gaunu tą interjero vietą, vėl nemokamai kviečiame studijuoti. Nebenoriu. Ir aš nebenoriu, viskas. Ir kažkaip ir viskas. Interjeras baigėsi ir pasiliko nagai. Ar esi patenkinta savo sprendimu? Taip, labai. Nes, interjeras, pavyzdžiui, aš pati įsirenginėjau jau, antra mano studija, ne pirma, tai, man pačiai labai patinka tą daryti, bet savo. Kažkam kitam ne. Tai aš norėjau sakyti, tai štai kodėl tu gražiai pas tave studiją įrengta, nes tu baigusi interjero dizainą. Paragavus esu labai daug visko. Pradėjau už procentą, tai supratau iš karto, kad procentų dirbti nenoriu, nes, ne, ten yra visiškai apie nieką. Ir šiaip pamačiau labai daug tos virtinės visų salonų, nes ne vieną saloną pakeičiau, tada atėjau į kitą saloną.
ir tose bendrose patalpose dirbau vienam, kitam, tada supratau, kad bendrose aš nenoriu dirbti, nes kai dirbi stalas prie stalo, moteris ir visko daug, ir kai tu girdi, kai nuo vieno stalo tave apšnekinėja kitam gale. Tada grįžkim truputėlį į pradžią, kai tu nusprendei pradėti dirbti savo, kaip reagavo tavo artimieji, kaip reagavo namiškiai, draugai, kai tu taip drąsiai pareiškai, kad gal tu užsimsi nagų estetiką ir tvarkysi nagus. Mama pasakė, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Ir viskas. Tėtis, tai tas toks, tu pagalvok, kažkaip interjeras, kiti pinigai, taip, bet manęs, nežavi, aš savo taip, man patinka tą daryti. Bet kai reikėjo irgi tą baigiamąjį projektą daryti, mes darėm jau grinai klientams. Ir kai tu supranti, kad tie poreikiai keičiasi kaip, ojai, diena ir naktis ir kiekvieną kartą atrodo, tu jau išdailini ten su tom programom, specialiom perkės irgi darai ir ten viską atmatuoja jau milimetras ir sako, ne, man nepatinka, keičiam vėl ir viską. Ir taip, ne. Labai lenkiu žemyn galvą tas, kas dirba su tais, bet aš pasirinkau lengvesnį iš dalies pusę, iš kitos pusės ne. Kada patikėjo, tai tikriausiai po čempionato, jau kai pamatė, kad viena taurė atsirado, antra, trečia ir čia pasaulio čempionate laimėjau ir toks, gerai. Papasakok truputėlį plačiau apie tas pergalės, nes matau, kad turi kuo pasidalinti, kaip papuoliai tą pasaulinio lygio, ką reikėjo Lietuvoje nuveikti, kad iki ten nueitum, ar čia tiesiog yra sistema daug paprastesnė, užsiregistruoja ir dalyvauja? Ne, čia yra labai sunkus darbas, nes į pasaulio čempionatą yra OMC pasaulio čempionatas, gali dalyvauti būtent iš Lietuvos meistrai, kurie yra tik Kiksos asociacijoje. Tai lygiai tas pats kaip čempionatas vyksta vieną kartą metuose pavasarį, tai yra Kiksos organizuojama Žalgirio arenai, tai tu turi būti laimėjęs bent kelias prizinės vietas jau pats, kad galėtum išeiti į platesnius vandenis. Jau, kaip sakau, turi turėti tą kvalifikaciją ir stažą įrodantį, kad tu jau gali į toliau, nes tu atstovauji savo šalį. Aš suprantu, kad nemažai yra tos intrigos, taip, tos įtampos, ar taip. Ne? Kaip tu galvoji, kodėl moteris, vardan to, kad puoselėtų grožį ir mėgautis jo, kodėl jos kuria tokius dalykus kaip intrigos, apkalbos? Pavydi. Čia yra elementarus dalykas ir daug kur, ne tik grožį, bet visur, kur paimsim, jeigu žmogui sekasi, vis tiek rasi prie ko prikipti kabliuką kažkokį. Čia yra tiesiog elementarus pavydas. O kaip tu žiūri, nes esu pastebėjus, kad tu šitą temą esi labai drąsi ir bijai pasakyti, tiesiai šviesiai, pavydi, žmonės pavydi ir ar sulauki dėl to kritikos ir kaip tu pati reaguoji, kai matai ir kaip su tuo tvarkaisi, su tuo pavydu? Nereaguoju visiškai. Aš toks žmogus gal, kad aš neapsikraunu, apie mane gali daug kas šnekėti ir šiaip mano gyvenime daug kas vyksta, bet aš viešai to, ta prasme, nenešu pati, kaip sakau, viešai skalbinių, galim taip pasakyti. Ir apie mane gali daug kas šnekėti. Visgi esu viešas žmogus šiai dienai, mane daug kas žino, grožio srity iš viso esu labai žinoma. Tai kai eini gatvėje ir tau sako labą dieną, tai labas. Tai, vis tiek esu tas viešas žmogus, kur, kad reaguočiau labai, ką kiti sako, ne. O ar pati sulauki kritikos dėl savo tokio tiesmukiškumo? Dažnai. Iš kolegių. Man niekada į akis, man, pavyzdžiui, niekas nėra pasakę nieko. O iš kolegų dažnai būna, vėl šitą pasisakė, nes aš, kada išeinu į eterį, dažnai šiaip Instagramo vis tiek aš tikrai esu apleidus, nes, man į reklamų tai nieko nereikia, bet, kartais išlendu pabambėti, kaip sakau, tiesiai šviesiai. Tas toks, dabar pasisakysiu. Ir, yra taip didžioji dalis meistrų, kurie, žinoma, palaiko ir yra tų meistrų, kurie dažniausiai, jas vėl šita dėmesio trūkumas ar dar kas nors. Čia yra normalu. Kiekvienas turi vis tiek savo rinką vadinamą, tai aš turiu tą savo rinką. Ir dažniausiai irgi atkreipiu dėmesį, kad pyksta tie, kurie dažniausiai būna pradinukai, kuriem gal kanda tam tikros frazės, tam tikros žodžiai. Kai buvau irgi pasidalinus apie tam tikras mokymų įstaigas, kur griežtai negalima eiti, nes pati, kai vedu mokymus, ateina modeliai ir sako, aš etatinis modelis ten iš ten ir iš ten. Ir tu matai nagų būklę, kritinė ir ten nieko, priauginsim, viską paslėpsim. Ir būklė tai blogėja, negerėja. Viso žino ir mokinės, ir kolegės. Pas mane pačiai yra nuo pat pradžių tas sveikų nagų prizmė, kad dirbam tik ant sveiko nago, kas yra iš vis nagas, iš ko jis sudarytas. Ir viską turim analizuoti. Ir man būna keista, kaip per mokymus ateina, pavyzdžiui, dirbanti meistrė, ten tarkim 10-20 metų, ir elementariai nesupranta, kas yra nago plokštelė. Ir tada tu sėdi ir žiūri, o kur tavo bazinės žinios. Ir čia yra labai didelė problema. Grožio sritis yra neprižiūrima.
Nereglamentuota. Ateina klientai, ir mokinės pavyzdžiui, ir tu matai, kad jos nesupranta, kad, kodėl įrankiai yra vokeliuose supakuoti. Ir tu sakai, ta prasme, kaip pati įrankis tvarkai. Taip, papurškiu ten dezinfekcinių ir viskas, tai čia nėra dezinfekcija, iš vis apie nieką. Tas pats, kas po vandeniu pakišti. Kokia rizika kyla tos nepriežiūros? Labai didelis ir hepatitų užsikrečiam. Labai daug yra ligų, kur viskas yra užnešinėjama krauju. Tai užtenka vieno sąlyčio soda, prakirpkim odą ir mes turim labai daug problemų. Daug kas nepagalvoja, kad naguose yra visi nervai. Čia kaip seniau mes juokėmės, sakau, pabandykit savo adatą po nagus susikaiščioti, ar labai malonu bus. Nes naguose yra labai daug nervų ir mes dirbam su, realiai, kaip sakau, tuo, aišku, viršutinių, raginių sluoksnių, bet kiekvieną kartą, jeigu meistras nemoka dirbti, šiaušia grubiai, tai vieną nusluoksnį nuimi antrą ir tu jau dirbi su gyvnagiu. Ir nepataikius tam tikrą produktą, uždėjus rūgštinį, mes ir turim cheminius nudegimus, stiprias onicholizės. Ir šiai dieną apskritai tų produktų labai didelė gausa pas mus yra naguose. Testuojas faktas, tie senieji jau, kaip sakau, meistrai kaip aš, turim vis tiek savo jau atsirinkę naujieną, stebim, faktas, ten negrebim kaip marketingas, oi čia jau laikys 100%, negrebi taip. Pasiemi vieną produktą, klausai, ką kolegos šneka, ar tikrai verta ar neverta. Neneris tačia galva, o pradinu, kad aš noriu viską, 100% laikys, o kad ten, pavyzdžiui, žiauriai rūgščios bazės ir išalina nagus, ištrupa ir susuka, dabar šiai dienai labai yra daug susisukusių nagų į tubelį, į auginėją. Labai daug šiaip naguose yra problemų šiai dienai. Užlakuok ir viskas, taip, ir kai tu pasakai, ne, šiai dienai aš tau nuimu ir mes gydom. Man čia šventė, man neįdomu. Tai yra mano atsakomybė. Jeigu aš prisijimsiu ant tų prastos būklės nagų dirbti, tai vadinasi, jau yra mano atsakomybė. Aš atsakau, kas bus. Ar tai cheminis nudegimas, ar tai onicholizė. Šiai dienai irgi labai dažnai yra pseudomonas bakterija, kurią dažnai maišo su grybeliu. Kiek esi išleidus per visą tą laiką investiciją į save? Jeigu tai preliminariai pasakyti eurai sumą, kokia tai maždaug būtų suma? Jeigu bendrais su mokymais, čempionatais, esu bandžius skaičiuoti, bet ties 10 000 nustojau. Tai daug. Man pasaulio čempionatas kainavo 700 virš, gal net ir daugiau iš tikrųjų, nes ir dalyvio mokestis, pasiruošimas, pats darbo paruošimas, fotografo įkainiai visi kiti, nuotraukų retušavimai ir ten labai daug niuansų. Ir aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti savo pirmą patirtį čempionate. Dalyvavau Žalgirio arenui, čia aišku. Ir Žalgirio arenui tas čempionatas vyksta dažniausiai per parodą, like Beauty Expo. Tai faktas, kad žmonių be proto daug, be galo daug žmonių. Ten dieve tas top juosta tokia aptverta, tai tas pats kas nieko. Ir aš pamenu, tik prasidėjo startas, viskas jau tipo, reikia dirbti. Aš šalpau, mane išmušė stresas. Mano modelis sako, Dovilė kvepuo. Tai taip, aš šalpau ir nieko, po to susikaupiau, nes laiką ten minusuoja biškutį, jeigu kažkas blogai, ir laimėjau. Vaikšto močiutės visokias, manikiūrą man padarysit, o tau čempionatas. Ir tu galvoji, eik močiut, tu tik tais. Taip yra. Labai gerą temą palietei apie modelius. Aš vis matau, kad su jais būna labai daug problemų. Apskritai, dėl ko su modeliais yra problema, aš palyginti galiu, kas buvo prieš 10 metų, kai tik pradėjau grinai darbuotis ir kai reikėjo modelių pati, kai mokiausi ir kas vyksta dabar. Tai prieš 10 metų, pavyzdžiui, buvo taip, kad vyko tik keli mokymai, kelios mokymo įstaigos, žodžiu, jau iš ko ir tą reikės viskas, tiesiog. Ir tų modelių reikėdavo labai retai iš tikrųjų, tai visos eilėje įlaukdavo postų, nemokamai nagai, čia, ojei, ir niekada nepavesdavo. Šiai dienai, ką mes turim be proto daug mokymų, be proto daug mokytojų, kurios net neturi tam kompetencijos. Tada automatiškai gaunas taip, kad modeliai reikalingi kiekvieną mielą dieną ir jų reikia labai daug. Ir dažnai būna, kad persirašo per kelias vietas, netgi vieną nueina, į kitą nenueina, pavedinėjimai atsirado tas naglumas, netgi, o man ten padarė greičiau, o jūs negalit greičiau? Ne, čia yra mokymų. Aš irgi buvau mokymuose. Koks didžiausias iššūkis tau šiai dienai toks yra darbą turint šitoj srity? Emocijos. Apskritai darbas su žmonėm, psichologija visa, nes yra tikrai klientų, kurie tave pakrauna ir yra klientų, kurie tave visą išsunkia. Aš sakau, klientus galiu atsirinkti, aš savo jau tą leidžiu, iš viso aš per tiek metų išmokau pasakyti ne ir tą griežtą, reikia iš vis su klientais dirbant išmokti pasakyti tam tikrus dalykus, kad ne, negalima, stop, atsiprašau, bet jūsų nepriimsiu, nes nenoriu jūsų priimti, o šitą frazę pasakyti yra visiems sunku. Tiesiog, mes čia nesuvaibinam, kaip čia pasakyti klientų, kitas faktas, kad ir įsižeidžia ir yra to
tos klientės, kur, pavyzdžiui, pastoviai pavedinėja, pastoviai vėluoja, kur tu pasakai aiškiai, ta prasme, nuo 9, tai vadinasi, tu 9 pas mane turi sėdėti kėdėjai, ne po 9:10, ne po 9:20. Pakalbėkim, Dovilė, apie kitą pusę. Pakalbėkim apie tavo emocinę sveikatą, nes dirbi labai daug, kaip tu susitvarkai, kaip tu viską spėji, o jeigu nespėji, kaip stengiasi pataisyti situaciją. Šitoje vietoje pasakysiu taip, jeigu ne mano mama, tai nieko neturėčiau, nes turiu 2 metų vaiką, tai realiai reikia, kad kažkas jį prižiūrėtų. Tu tik eik daryk. Šiaip aš esu nuo pat mažens darboholikas, aš ir mokyklai būdavo apyrankės ten nerdavau, į valgyklą neši parduotaus kariukai visokie ten. Tas toks, žinai, kad ką reiškia savas pinigas, kad aš pati. Ar turėjai tokių didelių perdegimų susijusių su savo veikla, su savo verslu, kur tiesiog jau sakai, stop, reikia pertraukos? Tu antros studijos įkūrimų. Tas įvyko jo, nes pirmą studiją, kai turėjau, kūriau iš vis ją tik dėl savęs iš tikrųjų, ten buvo 34 kvadratai, galvojau pats tas, prasidėjo mokymai, viskas, ir aš ten gal metus išbuvau ir pastojau, susitokiau ir žodžiu, galvoju, kitas etapas, aš nedirbsiu, o kas studijoje, tai kūriau tas darbo vietas, prasidėjo kolektyvo paieškos ir va čia prasidėjo tas visas grožis, kai tu pradedi kurti darbo vietas kažkam ir apskritai tu imi savo darbuotoją. Kadangi yra mano vardas, tai turi suvokti tą, kad tu negali bet ko imt. Tu turi jau arba užsiauginti pati, arba imti meistrą su kompetencija. Dažniausiai, jeigu meistras turi kažką pasiekęs, tai jisai tikrai jau neis pas kažką, jis jau savo kūrės darbo vietas. Tai pas mane visos praktiškai darbuotojas yra nuo nulio apmokytos. Toks, kaip sakau, užsiauginau jau kaip šeima esam, bet irgi praeini tą trinti visą ir pykčių daug ir visko daug. Tai iš pirmos studijos su viena kolegė, taip ir esam likusios ir antroji studijoje. Daugiau su kitom atsisveikinom, į antrą išėjus ir toje antroji studijoje faktas, kad jau ir kabinetai atrodo ne bendra patalpa viskas, bet visą laiką vis tiek tas tarpusavį atsiranda, kad kažkas blogai. Tu čia tą, tu čia na, čia man to reikia. Ir žodžiu, tas noras, pavyzdžiui, dėl ko sunku iš vis turėti savo verslą, savo studiją ir savo kolektyvą, nes tu niekada nebūsi vis tiek gera. Niekada. Kad ir kaip tu lipi jau per save, dėl ko ir perdegi, nes aš visą save atiduodu. Tau reikia to gerai nupirksiu, tau reikia to gerai pakeisiu ir tu vis tiek esi bloga. Tai čia sunkiausia dalis yra. Tu save visą atiduodi, užaugini, kai buvo su viena kolegė irgi, kur negražiai įsiskyrėm iš tikrųjų, bet jau čia iš pirmos studijos irgi, kad užsiauginau nuo nulio, visiškai apsimokinau ir pas mane yra taip, kad aišku sutartis, kad apsimokinu nemokamai, tada atidirbi metus laiko ir po to galėti, jeigu nori ten kažkur. Prasidėjo tarp mano klienčių, nes mano klientės studijų laviruoja visur, jeigu aš nepriemu. Ir mano klientė sako, čia pasakė, kad tu čia žiauriai negražiai, tipo aš pažadėjai ir neapsimokinai ir tu sėdi. Aš nuo nulio apsimokinau, kaip tu drįsti pasakyti taip, kad aš tavęs neapsimokinau. Ir tada viskas, nutraukiau sutartį ir, aš nesisatskinu. Ir pas mane yra šiaip studijoje nepropaguoju tas, kad aš vadovas jau. Pas mus nėra, taip jos mane mama vadina. Tai mes visur stengiamės draugiškai, kaip šeima, važiuojam, keliaujam, reikia padedi. Tas pats, kai būna studijoje kažkoks neaiškus variantas ir aš esu Dovilė, ateik tik tai ir bėgi kabinetą ir rodai, kas vyksta, jeigu tu nusileisi visiškai iki to, mes čia draugytės. Tai, tu neturi autoriteto visiškai automatiškai. Ir, kas gaunas, kad, lipa ant galvos. Tu nori turėti tokią, šeimyniškas santykius, draugiškus, viskas gerai, bet jeigu tu visiškai jau, kaip sakau, susilygiuoji su jom, tu nebeturi autoriteto ir tada automatiškai, kaip sakau, irgi gaunas, niekas, nebeprarandi tokią gal pagarbą, netgi sakyčiau. Faktas, kad mes dabar tu net persispjaunu. Turiu liktais labai gerą kolektyvą, dabar tokia, labai jau viskas gerai pas mus. Kaip sakau, vis persispjaunu, viskas kaip ir gerai. Ir, faktas visą laiką jau ir būna parašo, net, kada atvažiuosi, jau pasilgam tavęs. Tai toks, faina ir malonu, jau kur seniau toks būdavo atvažiuoja ir toks, Dieve, vėl čia šitą, vėl nesąmonių priešneikti, šitą vėl. Dovilė, bet aš galvoju, čia yra ir darbas su savimi kiekvieno individualiai, nes tu gali būti pats geriausias lyderis ir žmogus ir, kaip tu sakai, suteikti visą komfortą, duoti priemonės, saldainiukai, kavytę. Bet jeigu žmonės to dėkingumo patys iš savęs neturės, tai nieko ir nebus. Patys savęs nemylėtų, turbūt ir kito nemylėtų, taip, ne? Taip, bet su viena kolegė taip ir buvo, realiai ir klientai tą puikiai jautė ir šiaip, sakau, atsiranda toks
mužikiškumas toks ir tonas pakeltas ir kai tu girdi, visas kolektyvas tave girdi iš kito galo, nu nėra labai gerai, nes vis tiek turi turėti ir darbo taisyklės, tas vidinės darbo taisyklės, pas mus jos virtuviai kaba, kur diena, kaip sakau, ir naktis, kur tu turi žinotas vidinės taisyklės ir jų laikytis. Ar pritartum pasakymui, kad viskas priklauso tik nuo mūsų? Dėl to, kad yra daug žmonių, kurie nori pradėti, bet vis kažkur stringa, vis bijo, dažniausiai turbūt irgi pritingi, neprisiema atsakomybės už savo gyvenimą. Viskas priklauso tik nuo mūsų. Kiek įdėsim noro, jėgų, laiko, taip ir turėsim. Čia viskas absoliučiai nuo mūsų, kaip juokiamės irgi su kolegiam kitom, sakau, nesvarbu, kokioj tu geroj šeimoje gali ten gimti ar ne, bet jeigu tu pats to neinvestuosi, neparodysi, kad tu gali, kad tu moki, tai tu ir neturėsi. Jeigu tavęs paklausčiau, Dovilė, ar tu man rekomenduotum dirbti savo, nes aš labai noriu, turiu labai gerą idėją ir padarysiu viską, kad tik tai pasiekčiau, ką tu man atsakytum? Sunkus. Pirmi metai tikrai minusą, o po to tik tai nuo pačios jėgų priklausys. Visą laiką manęs net ir bazinukai klausė irgi, kaip kas vyksta, kiek čia laiko, kiek pinigų ir visada mano frazė visą laiką ta pati būna. Pirmi 2 metai tai tikrai bus minusą, nes tau reikės gerų produktų, tau reikės geros įrangos, tau reikės mokymų ir daug ir tu vis tiek, ta prasme, bedirbant, tu dar eisi mokytis ir kuo toliau, tuo tankini mišką ir tu vis tiek, kaip sakau, kad ir kiek besimokai, kad ir pati atrodo jau ir praėjus ir daug ir tu dar turi ką mokytis ir pati neanalizuoji. Čia kuo toliau, tuo gilin, kaip sakau, tuo tankini mišką, bet, kiek pats investuosi, tiek ir turėsi. Tai taip, kodėlgi ne, jeigu svarbiausia, kad ta profesija, kaip sakau, darbas vežtų. Čia nėra apie tai, kad kaip visos įsivaizduoja jau, 40 eurų 5 klientės, neblogai per dieną užsidirbi. O tai kur nuoma, produktai, visi mokesčiai, nekalbu apie tos, kurie mokesčius ten slepia ir kas nori, ta prasme, dirbti normaliai, tai tu vis tiek moki mokesčius, nes tau vis tiek kažkada reikės galbūt paskolos ar dar kažko. Ką palinkėtum, pasakytum, nebūtinai norintiems grožės, bet apskritai pradėti norintiems, tie, kurie mūsų klauso, tai jie gali būti, kad įvairių skirtingų sričių būsimi solo verslininkai, arba jau dirbantys savo. O kaip man, aš negaliu iš tos atspirties pajudėti, atrodo ir gal mėtaus ir labai noriu, bet ir tas toksai, ta dvejonė. Ką tu tokiam žmogui pasakytum? Aš vis laik sakau, laimė mėgsta tylą ir ne veltui, nes aš pati lygiai taip pačiai, kai būna įsirenginėjau pirmą studiją, lygiai taip pačiai antrą, niekam nesakant, niekas nežinojo absoliučiai, kad aš kažką darau ir tas pasiteisinė yra labai stipriai, nes kai tu nieko nesakai, tavęs nėra kas iš aplinkui, tau nepavyks, tau neišeis, tau čia vėl kažkas, tas labai maišo mum patiem. Tai jeigu yra, kaip sakau, meilė tikrai darbui, jeigu yra trauka didelė, kad tu manai, kad tikrai pavyks, tai kodėl ne, tik tai, kaip sakau, reiktų gal išmokti tyliai viską pradėti. Kai mes pradedam, startuojam, tebūnėjau, visi tegul šneka, džiaugiasi, bet ta pati pradžia svarbu, kad nebūtų žmonių, kurie tave nuteiks, kad tau nepavyks, neišeis, o tu gerai pagalvok, Dieve, čia tiek daug visko yra, čia, taip, pas mus dabar rinka yra tokia, visko daug, pas mus yra labai daug, bet manau, jeigu yra gera darbo idėja, gera iš vis vizija, tai manau tikrai pavyks. Kas tave pačią motyvuoja kiekvieną rytą keltis iš lovos, kaip suprantu, sakai, meilė darbui pačiam, ar ne? Bet ar tikrai visada kiekvieną dieną randi to tokio užsidegimo? Labai paprasta, kai turi vaikų, viskas dėl vaiko, nes kažkas tai turi kažkaip išlaikyti šeimą. Tai taip, kai yra šeima, vėl automatiškai tu vis laik pagalvoji, kad kaip faina, kad vaikas tavim didžiuosis. Ir man buvo galbūt netgi pirmi metai, kai tapau šių metų manikiūro meistras pavasarį ir kažkaip labai daug esu laimėjus visko ir aš nesureikšminau, nežinau, padedi tą taurę ir laimėjau, viskas gerai, dėl savęs tą darai, ne dėl kitų. Ir buvo pirmi metai, kai aš laimėjau ir grįžtu su tom tauriu, aš visą nusibliovus. Ir vaikas pareina, mama, Jėzus, viskas, man ašaros pasipylė ir dabar kol tai ir tas emocijas, kad tu supranti, kad realiai, tu turi, kas tavim didžiuojasi ir ne tai, kad ten mama, tėtis, bet, vaikai, jie, visai kitaip, kitas emocijas suteikia. Kiekvienas turbūt turėtų rasti tą tikslą, nes kai tu jo nematai, tada gal tau ir nesinori keltis iš lovos, tada gal tu tingi. Aš irgi, kai pradėjau su nagais, lygiai tas pats buvo toks,
nu ar aš čia tik nagus, kaip sakau, dildžiuosi, ne, nesinori, tiesiog taip. Tai kai jau viską su klientais praėjau, kaip jokios, nes ir manikiūrai, ir prieauginimai, žodžiu, viskas. Ir toks, o kas dabar? Ir aš tokia, ir viskas, tu nebeturi, kas tavęs motyvuoja, prasidėjo čempionatai. Ir tada jau čempionatas, kai užaugo, ir vėl toks, o kas dabar? Ir tada išeini į mokytojas. Ir čia faktas, kad tu turi vis tiek turėti tą tikslą, kurio tu sieki. Eik dėl savęs, daryk, auk pats iš savęs kaip žmogus, nes labai dažnai kitos irgi vis laik žiūri finansai. Taip, finansai toks dalykas, kuris yra bevertis, taip yra, ar ne, kad čia po pinigų čia nėra. Bet reikia suvokti tai, kad tu turi augt pats kaip žmogus, kiek tu norėsi augt, kiek tu norėsi į save investuoti, ne dėl to, kad kažkam įrodyt kažką, ar ten kaip kitos irgi yra tikrai nekartai yra buvę, kad dalyvauja čempionatuose, nelaimė ir net nesigiria, kad dalyvauja, nes, man čia, aš nelaimėjau, tai nieko ir nesirodysiu, bet tu augi kaip žmogus, tu pasigir, kad tu išdrįsai, sudalyvavai, čia yra visiškai kitokie dalykai. Aš pati turiu ir 4. ir 5. vietą, bet tu tada eini, kitais metais eini tuos pasiruošimus, dalyvauji ir laimi tą 1. vietą ir tu įrodai savo, kad tipo, aš galiu. Man labai patinka, kad tu pasakoji apie tas tokias skaudžiausias vietas ir iš tikrųjų yra pas tave viskas apie estetiką ir grožį, bet tu nori papasakot, kad pirmiausia reikia turėti sveiką nagą. Mažai meistrų apie tai iš vis kalba. Šiai dienai iš vis, ir sakau, naguose yra labai prasta situacija, nes tikrai labai daug gydom. Šiai dienai labai daug pažeistų dėl nesuvokimo, tiesiog kokie produktai, kaip reikia dirbti. Paskutinis klausimas, labai įdomus tavim kalbėti, atrodo, galėtume tęsti, aš tavęs taip, žinai, visos įsilėjus klausau, bet laikas į pabaigą ir noriu tavęs paklausti, ko pati kaip asmenybė išmokai? Ką galbūt kaip verslo atstovė, kaip kūrėja. Ir ar keistum kažką? Jeigu keistum, tai ką keistum? Ką keisčiau ateityje, ir yra planas, bet čia tikrai negreitoj ateityje. Tai su studijom visgi yra toks dalykas, kai tu nuomojasi patalpas, tau reikia susirinkti pačiai nuomą ir tau visą laiką iš aukščiau dėsto sąlygas. Automatiškai, jeigu tau kyla mokesčiai, kyla panom ir tada prasideda nepasitenkinimai ir visa kita. Tai ką keičiau, tai jeigu kurčiau jau tą 3. savo studiją, tai tik savose patalpose. Kai tikrai jau tada gauni ir pliusą, ir gali daug dalykų kitokių, kaip sakau, pagal save žiūrėtis, nes kai tu eini nuomojamom, tai yra daug niuansų, kur tau diktuoja, tada tu diktuoji jom, nes į minusą tu nenori eiti. Tai šitoj vietoj tikrai ir kas masto, nes labai daug dabar yra, kas aš atsidarau savo saloniuką ir daug nepasveria dalykų, kad jeigu tai yra nuomojama patalpa, tave gali bet kada iškraustyti, absoliučiai bet kada. Ir buvo čia kolegėm, tarp kitko visai nesenai, kai kūrė studiją be galo gražią ir ten labai dideli finansai ir tiesiog patalpom pasiūlė gerokai dvigubą įkainį ir jas iškraustė po metų laiko ir sako, ir ką mes... Finansai niekur. Tai čia yra tokios liūdnesnės faktas situacijos, bet labai reikia daug dalykų pasverti. Keistum kažką, jeigu atsuktum laiką atgal? Dirbčiau viena. Ir pačiai pabaigai, ką norėtum palinkėti žiūrintiems dabar mus žmonėms, kurie planuoja pradėti dirbti savo arba kurie jau dirba savo, yra smulkus verslo savininkai, solo verslai? Suklupus greit atsistot. Tiesiog, faktas, kad yra visokių dienų, jų visada bus, bet jeigu jau, kaip sakau, tu pradėjai tą kelią, svarbiausia nesirinkti lengviausią kelią, kad jeigu jau matau, kad blogai, tai gerai metu, čia yra lengviausias kelias, bet jeigu mes įdėsim šiek tiek pastangų, gali būti daug geriau negu buvo. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems. Čia buvo mūsų Ainau laida Tapti, ne tik būti, nes būti ir taip sutvarko, ne Dovilė? Taip. Ačiū Dovilė, kad atvykai. Ačiū tau. Patirtis begalinė, belieka, tiesiog turbūt norisi tik paploti.